Esam dabar Prancūzijoje, Le Havre mieste, o pačiam miesto širdyje. Dar irgi tik tai pamatyti pradžia sezono, o tik tai visi dar jungia fontanus, tvarko gėles. Gal truputį dar ir ankstuota taip yra, bet jau gėlė žydi. Kažkur tai plus 12 šilumos, tik tai vėjas gan bjaurus. Labai daug turistų čia irgi yra. Le Havre bažnyčia gana įdomi. Altorius vidury pastatytas ir visi vitražai, saulė atsimušė į vitražus ir nukreipti yra į vidurį ir aplinkui visur kėdės. Tai taip neįprasta bažnyčia. Bet jau jinai irgi pokario laiku pastatyta. Le Havre daro čia kanale, apžiūrinėjam kateriukus, jų dar tokie labai jau paprastučiai, nėra kaip kurortuose. O dabar, kai tik ten mūsų matosi, mūsų laivas stovi, eisim link jo jau. Čia iš laivo pieškom ateini po miestą pasivaikštai ir grįžti. Nes kažkur 150 000 gyventojų, tai toks vienas sykis smagu praseit, bet taip tokių grožybių daug nėra. Prezidentas kažkoks irgi daugiaaukštis, o kur paskiau buvau ten bažnyčioj toj, tai ten iš betoninės, kur padaryta bažnyčia ir vidury tas altorius ir krenta visur šviesa iš visų pusių tą altorių. Žiūrėjom į vietinį turgų, apžiūrėjom labai prancūzės triukšmingas pažiūrės. Bonjour. C'est agréable, hein? Oh la vache. Ouais. Vien jūros gėrybės. Ah ouais? Faut pousser, ça sort tout seul. Mes jau Anglijoje, tai dabar kažkokia senovinės pastatus apžiūrėm. Čia nesuprast, čia gal bažnyčia buvusi, ar mes nelabai suprastu, čia lentas yra. Lentas visokiem jūreiviam ir kad laimėję karus kažkaip. Čia lentelių buvo atminimai, vardai, pavardės iškelti, kad kažką tai laimėję. Čia pačiam mieste jau tokie griuvėsiai, grynai angliški. Ne visai restauruoti. Išvažiavom iš Uostamiesčio su miesto autobusu į kitą miestelį ieškot tokios apgriuvusios abatijos. Bet kažkuo mūsų ta navigacija biškį puliuoja, tai grybą pjaunam po kažkokį čia tipą irgi mažas miestelis, bet labai fainas. Nu, anglų ką klausiu, nieką nesuprantu, jeigu tą kalbą, nu matysim, vis vien kažkaip rasim. Galvojau, kad Anglijai bus blogiausias oras, o čia viskas atvirkščiai. Ir galvojau, kad ir koks lietus gali lyti, ir šalto, o čia gan šilta, ir nei vėjo didelio yra, ir gėlė žydi, ir medžiai žydi. Kažkaip nustebino, jeigu nereikia daryti išlaikinių išvadų iš anksto.
Važiavom Anglijoje į vienuolyno griuvėsių. Žiūrėsim, kaip čia. Pažiūrėsim, matomai, kaip čia eina pravažiuoti. Žolė gan šlapia, matysim. Taip, griuvėsius pažiūrim ir viskas. Davažiavom per žolynus į vienuolyno vidų. Irgi visas taip sienas apgriuvusios, čia palei legendą, kad daug vaidenas. Ir taip nieka taip stebuklingo nėra. Bet čia anksčiau tipo rašytojai gaudavo įkvėpimą vaikščiodami. Ir aš dabar pažiūrėsiu, kokie aš tą įkvėpimą įgausiu. Čia gan sunkiai važiuojas. Ne,